Kažkas tikrai. Nežinau, nesu girdėjus. Čia ne jūsų vyras. Mano, Apie jisai neprieina prie jūsų. nežinau. Piktas. Užsijėmęs dirba. Pastoviai išlėkia. Tai va, turgelis. Ar čia niekas nežino, nerengia gal jau? Nemanau, būtų skelbimas įkeltas tikrai. Supratau. Nu, pagaliau. Nu, viskas. Laisvas. Laisvas kaip Laisvas. kinų liaudis, o kinų liaudis niekada nebuvo laisva. O. Nesupratau. Ale, graži čia tavo nauja apranga, nu. Nu, ačiū. Už mano pinigėlius visai neblogai čia gavosi. Ten jau. Ginklininkas, kaip nuotaika jūs? Mano nuotaika visada gera. Kažkoks jūs jo toks nervingas atrodo. Kodėl? Kodėl? Pavargęs. Ar pavargęs? Pavargęs gal. Aš Europoje labai daug sunkiai dirbau šiandien. Ginklininkas, gal norit vaiką atiduosiu? Ne, nenoriu. Lemą kažkokią raganą palika. Sako, galit pasaugot vaiką. Sako, galiu, kas jums buvo. Sako, paieškome su ir pabėgu. Tai ką dabar? Moters reikia, a ne? Ne, nereikia. Aš galvoju, surasi tą moterį ir atiduosiu atgal. Ei, sakai, pavyks surasti? Galvoju, O sakai, paims atgal? turėtų paimti. Nu gerai, bandyk tada. Aš O jeigu galvoju, ką, nu tai. gal galvoju, jums reikia vaiko, pasaugus. Nu, kad aš žinok, labai pavojingą gyvenimą gyvenu, aš miestelio ginklininkas. Kulkų labai daug aplinkui, ginklų aplink mane. Nelabai saugu tam leliui bus pas mane. O jūsų moteris? Nu nežinau, ką moteris galvoja. Ar moteris norės sėdėti visą dieną namuose su vaikučiu ir liuliut? Moteris amo netekus. Šokė? Tai Tikrai nereikia man vaiko. Žmonės galvoja, kad čia, žinai, panaši plaukų spalva. Tai sako, gal jūsų čia vaikas, gal kažkas jūs įdėvit moteriai, čia man moteris padavė? aš tai manau, kad čia tiesiog sutapimas. Nes žmonės, jūsų moteris šmeižė, sako, ta pati plaukų spalva, ginklininkai ta pati spalva ir vaiką ta pati spalva plaukų. Nieko aš negaliu pasakyti, aš jau gyvenime nematęs, mes lovai dar kartu negulėjom su šitą moterim. Tai kažkaip gal pirštais. Pirštai? Tai pirštai turėtų stebuklingi būti tada. Nu gal magiški. Žinok, aš šiandien per daug pavargęs, kad aš su tavimi melčiausi į kalbas dėl vaiko. Šiandien man jau tikrai nereikia. Ir matot, mėlyna kutė uždavė arklys. Nu, vaikiuką. Uždavė arklys, kai spėri mum abiem man į akį. Jūsų moteris man į lūpą trenkė, netyčia čia sakė, bet nežinau, ar čia tikrai. Nu tai vat, galiu duoti pinigų ant vaistų tada, jeigu reikia. Ne, tai viskas kaip tvarkoja. Viskas tvarkingai, ir sesu, išgys žaizus. Tai leliui ant vaistų, va turi leliui ant vaistų. Ne, nu tai aš galvoju, gal dienai padabokit. Ne. Kaip sakoma, daikto, kurio, atsiprašau, ne daikto, gyvybės, kurios nesi įsitikinęs ar nori apsiimti, prižiūrėti geriau rankas neimti. Aš jau 24 valandas stoviu su juo prie laužą, su jūsų moterim kalbu ir galvoju, ką su to vaiku daryti. 24 valandas tikrai nestovi. Ką su vaiku daryti, tai nešk namo paguldysi. 24 stoviu, žiūrėkit, jau rytas užauš. Ne, Nu, žinok, tai mes tik naktį stovėjome. Visą naktį prastovėjom. Tai nežinau. Ieškokit, gal dar kas nors paims. Va, žiūrėk, pareina kažkas gal. Gal šitas jums, ne? Šitas tai čigonas, negalėtų imti. Ai, nu, supratau, nežinau. Reik pasiūlyti dar kam nors. Reikia tokį tonį sutik, tas priema vaikus. Tai jis nepriima, su daktarikė siūliau, sako, žinai ką, eik tu šik, pasakė man tiesiai šviesiai. Nu, tai va, tu pats supranti, kaip yra sunku šiais laikais auginti. Nu, nežinau, pirmas iki gyvenimą laikau vaiką, tai galvoju, nesunku. Palaikiau 2-4 valandas, dabar galėtumėt pakeist man, jau biškai nutirpa rankas. Aš žinau, kaip sunku, žinok, aš nenoriu imti rankas tikrai. Nu, ponas, tikrai, galėtum nusėti. Ne. Viskas. Gal ne?
Aš noriu išlikti mandagus, atsiprašau, bet aš jo tikrai... Bet aš kiekvienam pasiūlau, visi nugarą atsakai ir bėga. O tai tau, matai. Nors jūs mane suprantat, nebėgat, pasišnekat su manim. Kaip sakant, man mandagi reikia. Nu, Bet jau vaiką tikrai neįims. Bet čia tokie, aš pats suprantu, esu vyriškas, bet jau čia pas jūs tokie Meksikoje, nežinau, vyriškumas, parodai vaiką ir nugarą atsakai ir bėga. Nu tai kai užsiaugino tokį kaip droną, tai niekas vaikų ir nenori. Tai dronas visas meras, tai protingas jisai. Sakyk, Na, aš jam klausiau, žinai, minčių daug, kaip jam tokia didelė artė užsišuoka. Jam tokia asiliuką gal jis turi, ant asiliuką jodinė. nu, O tai meras gal banditas koksai? nežinau. Nes visada vaikšto 3-4, tai panašiai kaip... Tai tengi broliai. A, irgi broli, kas šiaip šeimynas tokias didelės. Tuose Meksikos žemės. Yra, šeimynų yra. Prisidaro, vaikus palieka ir paskui vaikšto. Šitais daktarėlės, kit dronas vaikas. O mes, tai matai, jeigu sesės, brolius turiu, tai mes atskirai, bet o jūs visi kažkaip vienoj gyvenat namuose įdomi kažkaip. Kažkaip keista, tikrai keista. Geriau O tai nei ginklininkas irgi jūs gal šeimyną didelę turi? Nu, neturiu didelės šeiminos. Ne, matai klausiu, sako, čia didelė šeimynas, pas visus sakau, kaip gali broliai su seserim gyventi, tu jau amžiuose, o jau yra amžiuose, žmonės ir gyvena kartu. Tai va, vieną sesę jau Bet bandau taip lengviau ištempt. išgyventi. Tai šaunuolis ištemkit, ne, Nu, tikrai. Taip. Nes mano irgi sesės broliai atskirai gyvena, nereikia, kad čia kartu, žinai, darytų nesąmonę. Ne visi uždirba. O tai kas išlaika brolis? Ne, aš nepasakau, aš apsiratai sakau, ne visi uždirba, kad gyventų atskirai. Bet matai, ne visi uždirba, bet tai yra, kai daugiau gyveni vienoj, labai sunku įsilaikyti. Vienas dirba, o kiti tinginiauja. Kodėl sunku? Nes Nu, vienas jeigu dirba, visi kitas tinginiauja. stengiasi. Jeigu visi stengiasi, tai galėtų ir gyventi po vieną, kultūringa Bet šeima, lengviau kartu, pigiau. pasikėlų šeima, išdidi šeima. O ne Tai šitaip. Išdidi šeima gali turėti ir didelį namą. Suprantu, išdidi šeima, jeigu gyventų jau kartu, kai sako, didelį namą, dvarą, tą visą turėtų, tai jo suprantu, jau ten išdidi. Protingi, aišku, visi mes čia protingi, nenorėjau žaisti. Kaip čia pasakyti, jau ten pripinigą, gal tada jo, tikiu, kad šeima didelį gyvena, dvarą turi, visą dvarą. Ir gyvena kartu, vieningai. Nu, žinok, truputį skuba mes, jeigu nesupyksi. O tai palaukit, jums po Antarklę uždėsiu vaikiuką. Ne, nereik man to vaikiuko, viskas. Tai palaukit. Nepyk, Žinokit, kad nenoriu vaikiuko. Aš irgi daug darbų turiu, tai aš nelaikysiu ant rankų. Tai ką man dabar daryti, tu paėmė, tu turėk, man tai tu jau nedaug. Tai gal padėsit, paduosi, aš jums gal raganos rasiu. Pinigais nebent parem galiu, jeigu nori aš tai. Tai pinigais man reikia vaiką atiduoti. Taip, Tai gal jūs padėsit. Nepasilik, Bet, tai bet pasilik. žinokit, panašus į jūs. Nepanašus visiškai. Nu pažiūrėkit į veidą brožą.